Na, panašu šiandien pirma diena, kaip gavau tai, ko aš čia. Dar vienas filmuotojas kaip aš. Tai šiandien panašu pirma diena, kai gavau tai, ko aš čia važiavau. Tai yra gražiuosius Škotijos keliukus. Iš tikrųjų, tai specialiai rinkausi tokius, kad ne autostradom, ne pagrindiniais keliais ir labai fainai čia, labai vingiuotais tais keliukais, čia tų motociklininkų jau daug. Labai įdomiai viskas. Ir eismas pakankamai intensyvus, bet jau grožis iš tikrųjų. Na, o čia va kelias žiauriai įdomus. Vienos juostos, bet kas keliolika metrų padarytas tokia įdubų parašyta passing place. Va, kaip tik turiu prasilenkti su šitu. Ir specialiai va padaryta va passing place, kas keliolika metrų. Tokie praplatinimai. O pats kelias tai va, ir tai irgi tokios va čia kalnuose matau. Čia geriau reikia. Ir beli kiek paukščių medžioja. Šitų va sakalų tų vietinių tokių. Skraido aukštyn, žemyn, šaudo. Ir labai gaila, bet jau kokį trečią mačiau partrenktą ant kelio suvažinėtą. Jie, vargšiukai, medžioja čia ir į po mašiną palenda. Bet overall tai vaizdelis jo solidnas. Tikrai čia unikalu, kažkur kitur dar nematęs tokio. Jo, vaizdelis čia ne ką prastesnis negu Alpėse. Šiek tiek kitoks, tie kalnai matosi tokie bukesni, šiek tiek senesni, kitokie, bet ne ką prasčiau, žinokit. Va šitie stulpai ant kelio, tai aš Norvegijai panašius mačiau. Čia jeigu užsninga stipriai, kad sniego valytojai žinotų, kur varyt sniegą. Tai įsivaizduokit, kad čia prisninga iki tų stulpų viršaus gal net. O paskui mane motociklininkai važiuoja labiau patyrę, reikia praleisti. Bet čia jau jo, čia jau ta trasa, kur galima lakstyti. Čia jau ženklas motociklam palankstyti pusę mylios, ane? Okay. Aš tai gavau bilietus į Balmoral Castle, kaip pigesnė versija, tik po parką pasivaikščiot, kadangi į pilį jau nebepateksiu, bet nueit apsižiūrėti, kaip ta pilis iš lauko bent atrodo, tikrai pragos praleisti nenoriu. Dar kas nutiko, tai mano 300 kamera nukrito nuo motociklo, bet va, tik tas apsauginis dėklas apsidaužė. Atliktai nieko. Šiaip jaučiu, kad linzės svarbu nesuskaldžiau. Matysime, jeigu kokybė vaizdo nenukentės, tai tada keis dar nereikės. Patinka man tos pilys, visi rūmai ir visokie kitokie dalykai. Sakė, čia į 10 minučių. Mane kitas dalykas neramina. Na, va ten už medžių biškį yra tamsiai pilkas debesis. Tai aš galvoju, ar nereiks man tik tai bėgti atgal paskui
Va, ženkliukas rodo Castle ten, tiesiai. Tai mes tiesiai link to Castle ir bėgam. Bet jaučiu, kad gausiu lietaus. Kaip nesinori. Tai va, žodžiu, Balmoralo pilis, Balmoral Castle, yra asmeninė karališkos šeimos vasaros rezidencija. Ir jinai yra realiai naudojama vasaros atostogoms. Tai yra čia į šitą pilį, kaip man paini, va šitą pilį. Atvažiuoja karalius vasarą atostogauti. Ir panašu, kad šią vasarą irgi atvažiuos. Ir va štai nuo karalienės Viktorijos laikų šita pilis yra karaliaus nusavybė. Ne karalius kaip institucijos vieša nusavybė, bet čia yra privati karališkos šeimos valda. Interesting. Greit tik tai apėjau. Susimokėjau 12 svarų už tai, kad pasivaikščiau čia po šitą parkelį. Bet jau labai norėjau pamatyti, kaip atrodo. Tai va, viskas tada varau atgal į motociklą, kol va tas va juodas debesis iš už tos pilies ant manęs atėjo ir manęs neužklupo. Iki Inverness suvažiuoti 2 valandos. Nu gerai, davažiuosim iki vakaro. Kai vaizdelis į kalną buvo, eina šiekt. Okei, lendu į lietų, jaučiu, tiksliai, lecha mucha. Ir per kalnus čia dabar. Kalnų viršum vėjas nesvietiškas. Bet jau gražumas čia viskas tas, Jezu. 25, va ir saulė kala ir lietus. Nesuprasi, kas čia bus man dabar. Kaip nors. Ir varysiu ilsėtis jau šiandien viskas. O rytoj startuoju, rytoj pirmadienis jau. Pusė dienos. O Jezu, man už nugaros, žiūrėkit, yra belenkokia vaivorykštė, ne? Eina šiek! Nieko savo vaivorykštė. Stoju fotkint viskas, viso gero. Kai vaivorykštė už manęs. Jūs tai matot? Olandai, ne? Kažkokie olandai su treiseriais. Va, gavau tokį pristoju tokiam senam, tikram angliškam, škotiškam viešbutį. Senas namas, turbūt 19 amžiaus, kaip viešbučio išstatytas. Ir va čia vestibiulis, tai baldai tokie senoviški. Vai tokie faini, viskas šitą kilimai minkšti. Toks provincijos dvaras. Viskas, taip atrodo, grinai, vat kaip iš filmuose būna. Va štai kokių gražių senoviškų škotiškų tiltų čia randame. Vaikystėje man mama pasakojo, kad sakė, Škotijoje yra ežeras, kuriame gyvena iki šiol priešistorinė pabaisa. Ir ją kartais žvejai mato išnyrančią iš vandens. Bet jinai tiek seniai gyvena, jos nieks nesugeba pagauti, nes jinai labai giliai tenais blūdija. Ir štai atvažiavau aš prie šito ežero, nekiek tikėdamas šituo, tą pasaką, kiek norėdamas aplankyti šitą savo, prisimindamas savo mamos pasakojimą.
viena iš tų mano mamos pasakų, kurias nepasakodavo. Už manęs Loch Ness ežeras Škotijoje. Antras čekas, ko aš čia veldžiausi 2 savaitės. Iš tiesų tai važiavau čia prisimindamas visas tas istorijas. Mamos jau mano nebėra, bet šita Nesės istorija yra viena iš tų pasakų, kurias aš prisimenu. Ir iš tikrųjų prisiminiau mamą savo atvažiavęs čia. Viena iš daugelio tų istorijų, kurį man pasakodavo, būtent buvo apie Loch Neso pabaisą. Dar pabūsiu čia, pagyvensiu prisiminimais. Na ir važiuosiu dar truputėlį į šiaurę, pažiūrėt tos Škotijos, pasigėrėt tuo grožiu, kuris čia vyksta. Iš tiesų, wow. Taip kažkaip nesitikėjau, kad apims mane čia tokia nostalgija, tie mamos prisiminimai. Bet gražu. Aš kažkada savo vaikystėje sakiau, jo, aš atsimenu tą istoriją, nuvažiuosiu aš prie to ežero, kada nors ir pamatysiu. Na ir štai ta mano mini svajonėlė dar viena išsipildė. Einu dar pažiūrėsiu, gal pamatysiu aš tą Loch Neso pabaisą ir varysiu toliau.